pakalbėkim apie darbą komandoje. Kai pradedi dirbti komandoje, susiduri su naujais iššūkiais. Kol dirbai vienas, viskas kaip ir gerai, pats savo šeimininkas, pats su savim tariesi, pats priimi sprendimus ir tau nereikia prie nieko derintis. Bet, kai prasideda darbas komandoje, prasideda linksmieji kalneliai. Pirmiausia, tai turi iš tikrųjų vienas su kitu susipažinti. Vienas dalykas, ką, sakykime, vienas apie kitą patys sakom, o kitas dalykas, kai jau susiduri realioj situacijai, realiuose darbuose. O tada linksmumas yra tas, kad turi labai gerai vienas į kitą įsiklausyti ir nuspręsti būti atviriems. Be atvirumo komanda, tiesiog jinai negali eiti į priekį, nes iškyla įvairių iššūkių, iškyla nesusipratimų, nesusikalbėjimų, tam tikrų nuoskaudų. Žinau, nes tokią situaciją taip pat turėjom ir svarbiausia iš tikrųjų yra kalbėjimasis. Griežtas, aiškus, atviras nuogumas vienas prieš kitus, tam, kad susakytum visas detalės, o nelaikytum pats savy. Kai laikai tam tikras nuoskaudas pats savy, labai jaučiasi darbų strigimas, jaučiasi įtampa ir nė viena pusė nežino, tarsi nežino, kaip išeiti iš tos situacijos. Lyg ir abiem nebegerai, bet kartu ir tu turi judėti, nes tu esi komanda. Tai kalbėjimas ir aišku, dirbant komandoje reikės ir savo ego nusimesti. Lygiai tas pats yra ne tik kalbėjimas, bet komandoje taip pat turi būti žmogus, kuris įsiklausytų, aptiktų probleminius momentus ir leistų jiems vykti. Sakykime, situacija tokia, kad vienas komandos narys tiesiog dar nepradirbęs tos savy programos, kad dirbti su komanda, sakykime, ar ne, ir aš pats noriu, aš pats viską darysiu ir pats vos nebūsiu už viską atsakingas. Ok. Tuo momentu tiesiog pastebint tokią situaciją, aš leidžiu tam vykti. Aišku, reikia nusimti savo ego, reikia nusimti perfekcionisto rolę ir kaukę, nes einant su komanda, tu kaip ir esi tas brandolys visas, ar ne, ir vieno komandos nario žingsnis realiai rodo visos komandos lygį. Taigi reikia nusimti savo tą perfekcionisto kaukę, sukaupti jėgas ir drąsiai išbūti tą periodą, kol pats komandos narys supras, kad nepaeisi vis tiek vienam taip, kaip galbūt galėtų paeiti sudėjus kelių žmonių jėgas. Ir kai tą momentą išlauki, kai jisai pats paklausia ir paprašo patarimo arba kartu apsijungti darbui, tada įvyksta stebuklas. Iš tikrųjų, tada įvyksta labai geri rezultatai ir tvirtesnis ryšys. Tai to įsiklausimo, to ego palikimo nuošaly dirbant su komanda ir to priėmimo tiek kritikos, tiek pagalbos, tiek apsijungimo kartu darbui, aš ir palinkėsiu kiekvienai komandai.